Sveiki, sveiki partneriai. Labai smagu vėl prisijungti būtent atsiliepimo vakaras. Tai yra tas vakaras, kada mes visą mėnesį susirenkam ir kalbam, kas ką vartojo, kaip padėjo, kaip gal mūsų klientam padėjo. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad ir man asmeniškai atsiliepimai tai yra toks dalykas, kada mes galime pasakyti, kad produktas tikrai veikia, ne? Kad jisai duoda tam tikrus rezultatus. Aš suprantu, kad dabar yra Liepa ir daug kas gaudo gerą orą, gerą vandenį, bet vis tiek mes turim keletą atsiliepimų, kuriuos norime įrašyti, kad galėtume pasidalinti su kitais partneriais. Tai prašysiu tada, Astutė, jeigu gali ir kamerą įsijungti, jeigu ne, tai mikrofoną ir va. Graži ponė, mes matom, labukas. Labukas. Va, ir pasidalink, kaip tau sekėsi vartoti ir kokiu rezultatu. Tai rezultatai, aš tik tai apie sąnarius noriu pasakyti. Kaip anksčiau minėjau dėl mamos, kad jinai buvo užregistruota kelio operacijai, negalėjo visiškai laiptais lipti. Tai labai greitai rezultatas pasijautė jai ir mes jau dabar galvojam, jau jinai 6 turbūt buteliuką geria, ten buvo tokia pertrauka padaryta. Jai buvo pagerėję labai stipriai, paskui tokią pertraukėlę padarė. Ir dabar aš esu kaip tik, tik ką paklausiau, sakau, ką galite dar dadurt, sako, lakstau, sako, laiptais. Aišku, kalba apie sąnarius, tas lakstymas, jinai, dus pradeda, bet kalbant apie sąnarius, tai nustojo traškėti ir visiškai jokio diskomforto keliuose nejaučia. Tai aš manau, kad tai yra labai didelis pasiekimas. Labai fainai. O kiek metų tavo mamytė? 75. Ir svorį didelį turi. Ir mažai juda. Jinai jinai geria Sunrise'ą, geria Kologuardą. Labai smagu girdėti. Aš labai džiaugiuosi iš tiesų. Tai kaip tu galvoji, sakai, ir operacijos gal kažkiek laiko? Aš manau, kad jinai net nenori eiti. Sako, aš ją tolinsiu. Jinai eiliai pastatyta buvo. Ir jai artėja tas laikas, sako, aš tikrai, sako, nesioperuosiu. Ką man operuoti, sako, jeigu man neskauda. Tai vaikui negėrė tuos... Tai apie pusę metų su pertraukom atsakė, ne? Bet žinokit, dabar aš pasakysiu kitą rezultatą. Žmogus su klubo sąnario problema visiškai raišos. Visiškai. Ten 8 metus ar kiek. Žodžiu, jį irgi nesiryžo operacijai, nes bijojo. Bet ten jau buvo labai prastai, jisai tiesiog vieną koją naudojosi, jisai darbė tai su tuo elektriniu paspirtuku važinėja. Ir aš sakau, davai pabandykit, bent jau skausmą sumažins, uždegimą, kad ten jums atsistatys, tai nelabai realu, nes ten viskas sudilę buvo. Tai sakau, bent prieš operaciją, sakau, pagerkit, kad nereikės nuo skausmo vaistų tie gerti, nes vis tiek žinom, ką daro tie vaistai nuo skausmo, ar ne? Jisai pagėrė, 3 bankės sugėrė ir jam operacija. Manęs sesuo klausė, sako, ar jam pirkti dar, sakau, tai aišku, sakau, kad lengvesnis tas atsistatymas bus greitesnis. Tai žinokit, situacija tokia. Jam išoperavo, po operacijos jam siūlė gerti vaistus nuo skausmo, tu nekvailiok, man nereikia, sako. Ir išvažiavo į reabilitaciją, jau į 2 savaitę vos net tenais ant kojų vaikšto, sako, jau jaunuolis, sako, ką tu darai? Sako, taigi tu tik po operacijos, sako, aš gerai jaučiuosi. Jam labai greitas atsistatymas, visi taip sako, kaip šitaip. Tai kad net ir sesuo jam sako, tu biški pristabdyk, sako, tikrai net nejauku žiūrėti, sako, klubo operacija tai ne juokas. Ir jis jau mašiną vairuoja, sakė, mašiną tu galėsi vairuoti, sako, gal po pusės metų, tik nesvajok, sako, ne anksčiau, jis dabar mašiną vairuoja, mėnuo praėjo. Žodžiu, tokie stebuklai. Gal žinai, labai smagu, kad džiaugiasi žmogus, bet vis tiek tai proto ribos, reikia vis tiek pasaugoti, nes ten gali prigyti tas sąnarys, ne? Taip. Bet žinokit, jisai gėrė tik tai šituos sąnariam. Trikampio jisai negėrė, bet jis jau buvo prieš operaciją 3 bankės sugėręs.
jau prisisotino ten, uždegimą nuėmė, aš skaitau, procesas vyko jau. Nu, labai smagu. Jam Taip. keitė sąnarį ar tik tai kažką taip operavo, ar metalą ten kažkokį dėjo? Sąnarį. Žinokit, šitų niuansų aš nežinau tiksliai, bet ten buvo visiškai sudilę. Aš pasidomėsiu, pasitikslinsiu Tai kitam kartui. greičiausiai sąnarį keitė turbūt, ne? Ėjo kalba apie sąnario keitimą. Aš nežinau, ar tą guolį, žinot, būna, kad vat keičia, daro, ar, nu, tų niuansų nežinau, bet jisai visiškai luošas, jo net raumenukai atrofavęsi buvo nuo tos kojos, nes jis jos Matyt. nenaudojo. Nusisaugojo jam skausmas. Bet tai Tai kiek va. džiaugsmo žmogui. Tai gerai, labai ačiū, Astute, nes stebėk, jeigu tavo kolega, tai tu vis tiek matysi visą tą procesą, ne, nu labai smagu. Paklausiu, kaip tu, sako. O kiek jam metų gal gali pasakyti? Apie 50, 48, man atrodo. Jaunas vyras. Jaunas vyras. Tai gal sportavęs kažkada labai, nežinau. Mhm. Nu gerai, labai bus įdomu, tęsinys, ane? Kitą kartą pasidalinti. Gerai. Gerai, labai ačiū, Astute. Kas dar gali pasidalinti? Aš galiu pasidalinti. Gerai, Neringa, varyk. Tu tavo labai Labą dieną mokės. visiems. Aha, Labą dieną visiems. Aš pasidalinsiu šiek tiek savo pasidalinimais, pastebėjimais tokiais ir savo, ką man parašo žmonės, kurie vartoja pas mane. Tai vienas iš tokių buvo, jau anksčiau dalinausi, kad pas mane viena partnerė, kuriai buvo labai didelė šienligė, jinai tiesiog, jai būdavo be proto didelė alergija. Ir akis užtindavo ir viską. Ir vartojo jinai visą trikampį jau metus laiko, padarant tokias minimalias pertraukas. Ir šiais metais, vat, būtent pavasarį, jinai visiškai jokios šienligės nebuvo. Sako, mane keista. Sako, aš negaliu. Sako, viskas žydi, visur viskas. Ir sako, kaip vat, ir vasarą netgi jai būdavo ta alergija, nes nu vis tiek ir tų dulkių daug, ir tų žiedadulkių daug, ir daug kas žydi. Ir jai visiškai nebuvo. Tai jinai sako, nu man labai, sako, nu aš žiūrėsiu toliau, sako, kaip čia bus. Bet jinai vartoja tik tai mūsų šitą trikampį. Pagrinde daugiausiai jinai vartoja, nu, vat, kur jau nedarė pertraukų, tai kolonguardą, kas yra žarnyno valymas, ne? Ir kaip alergijos yra, tai pagrindas, mums reikia ką daryti, valyti žarnyną. Ir dar probiotiką vartoja jinai, bet nebuvo, kad visus ištisai metus. Tai jinai tikrai galvoja, kad būtent šitie produktai ir padėjo jai. O dabar jinai dar turėjo vieną problemą, kad jinai negalėdavo valgyti riešutų. Jai irgi būdavo labai didelė alergija ir jai ten net ir burnoj kažkas ten būdavo, nu žodžiu. Ir sako, aš jau dabar tik tai ten gal 2 rūšių riešutų negali visiškai valgyti. O šiaip, sako, visus jau galiu, sako, ir man čia toks atradimas yra. Tai iš tikrųjų labai smagu, kad mūsų produktai gali padėti žmonėm, kurie kenčia, nes iš tikrųjų, kas turi alergijas didelės ir va tokias kaip šienligė, tai tikrai problematiška tiek pavasarį, tiek vasarą, tiek ypač pavasarį jiem labai būna. Kai norisi to gryno oro po žiemos, negali išeiti, nes negali kvėpuoti jo, nes visas užtinęs būna. Tai labai džiaugiuosi šitų pasiekimų mano komandos narės, o kitas pasiekimas tai yra apie mūsų produktą Sunsetą, kuris yra skirtas emociniai, psichologiniai, mūsų miego kokybės gerinimui. Tai, kad moteris, irgi mano komandos narė, pas ją buvo labai staigi skaudi netektis ir tiesiog šokas labai didelis. Ir jinai tą Sunsetą vartojo net po 3 tabletes ir vartodavo net dienos metu ir sakė, tikrai padėjo praeiti tą tokį laikotarpį, kai sako, nu, tikrai būna ir protas atsijungia ir viskas, sako, ir net, nežinai, rankos dreba ir ko, sako, o čia taip normaliai, sako, stabiliai viskas praėjo, sako, aišku, dabar dar irgi vartoju. Ir labai fainai tas, kad tokius produktus galima prisiderinti palei save, kaip aš sakau, ne? Palei tavo gyvenimo situaciją, ne? Bet tarkim, įvyksta kažkoks staigus netikėtas, ne, įvykis, kuris labai sukrečia, labai stresą iššaukia didelį
įtampą, nerimą, tu tiesiog dienos metu net paimi ir apramini save. Tai tikrai labai, labai gerai, sakė, veikia jai, bet tik tai tiek, kad reikėjo, sako, šiek tiek daugiau, nes, sako, matomai, nu jau tokia buvo Kada didelė. stresinė situacija, nes aš pastebėjau, kad Sunsetas, pavyzdžiui, aš pati irgi esu dieną gėrus ir dažnai žmonės galvoja, kad mūsų Sunsetas skirtas miegojimui. Tai dar kartą pasikartosiu, ne tik miegojimui. Ne tik miegojimui. Ir jeigu žmonės pradeda vartoti, pavyzdžiui, kai mes rekomenduojam po pusę saldainiuko čiaupti vakarais, tai jeigu nepadeda, tai aš rekomenduočiau ir ryte jį. Ir jisai tikrai neužmigdo, jisai nuramina protą ir tada vakare žmogus geriau pailsi. Tai va, tai tikrai labai Tikrai taip. ačiū. Ką dar Taip. nerimite? Jo, dar noriu iš savo pusės pasakyti tai apie probiotiką, kuris yra skirtas tiek imunitetui stiprinti ir man tai yra numeris 1 pagalba, jau jeigu pajunti simptomą, pajunti, kad jau nosis šnopuoja, jau gerklę kabina, probiotiko paketėlis, gali net ir 2 iki 3 ir žinokite, tikrai nuima. Tai jau mano vaikai žino, sūnus ypač vyresnėlis, mama, man gerklę skauda, duok greit probiotiko, kur probiotikas, viskas, jo. Ir žinokit, paketėlį išgeria ir viskas. Ir tiesiog, nu, kiek fainai, nereikia jokių purškalų, nereikia nieko, tiesiog pirma pagalba, vat, ir labai, ypač jeigu va, taip sureaguoji labai greitai. Tai tiek ir mano mažylė jau pajuntu, kad kokia slogytė kabinas ar kažkas ir duodu. Ir tiesiog dar duodu profilaktiškai, nes vis tiek vasara, murzinos rankos, įima viską į burną, uogos visokios, viskas, tai žinokite, duodu šiek tiek ir profilaktiškai, tai tikrai labai gerai veikia. O mes nesenai buvom dar ir Baidarėse plaukiam ir plaukiam, kada buvo, nebuvo taip labai šilta ir tikrai tokią upę buvom pasirinkę, kur buvo nemažai kliučių ir teko ne vienam apsiversti. Tai vienas turėjom tokias svečias iš Latvijos ir jos, žinokit, merginos vertėsi net 4 kartus. Tai jos ir šlapios, jo ir sušalę, ir permirkę, ir dar 7,5 valandos, paskui turi, ta prasme, tą trasą mes ir klavom. Tai tu šlapės visas ir varai. Aišku, turėjom tuos ploščius, jie kažkiek gelbėjo, nes rūbai viskas sušlapo. Tai, žinokit, irgi jos grįžo namo ir sako, mes jau kitą dieną tikrai neplauksim. Man, žinokit, sako, dabar bus tiek problemų, sako, nes aš jaučiu, nes jom, jeigu jos sušala ir peršala, kai labai ant moteriškų iš karto problemų, labai ir su šlapimu negerai būna ir viską. Tai, sako, man jau bus labai negerai ir aš jaučiu, kad jau sirgsiu, sako. Tai, žinokit, aš turėjau probiotikų įsidėjus, tai aš po 2 paketėlius, vienai kokteiliuką padariau, kitai kokteiliuką padariau, dar ir toks vyriškis, kuris visus gelbėjo, irgi užsimanė. Ir žinokit, jie išgėrė, mes jau grįžom tą vakarą tikrai labai pavargę ir tik atsigėrėm, biški užkandom ir visi ėjom miegoti ilsėtis. Ir žinokite, jos atsikėlė kitą dieną ir sako, fantastika, tiesiog fantastika. Sako, mes jaučiamės tikrai gerai. Tai jos pasiėmė ir apie tą produktą, aš nusinčiau informaciją, viską, tai tikrai susižavėjo, kad tai gali padėti, nes, sako, jau mes galvom, kad bus šakės ir kaip reikės pravažiuoti atgal į Latviją, sako, dėliojomės. Tai va. Ir svarbiausia, kad produktas natūralus, jo galima ir daugiau išgerti, jeigu tokia situacija jo. Taip, kad jis labiau padėtų, taip. Ir tikrai sakau, man tai numeris 1 pagalba. Ir mano sūnus tai vyresnis, nes aš turiu vyresnėlį, mažylę turiu, tai mano vyresnėlis sūnus tai negali dar ir be Sunseto gyventi. Jam tai sakė, čia ir įsigelbėjimas kažkoks. Jisai pas mane mėgsta jo ir prie kompiuterio pasėdėti ir palošti, o dabar kai vasarą ilgiau, tai mama sako, kad ir nueinu 2 nakties miegot, bet aš sako, atsikeliu ryte, sako, kokią 7:30, parabundu 8, sako, ir aš toks jau pailsėjęs, jaučiuosi, sako, viskas man gerai, jisai labai. Ir mum egzaminai buvo ir tikrai ir prieš egzaminus gėrė, ir prieš pat gėrė, net egzaminą ryte einant, kaip Aušra sakė, kad net ryte galima išgerti, kad tiesiog apramintų tavo tas visas mintis, protą tokį. Ir nuėjo ir viską gerai išsilaikė. Tai labai irgi nuostabų produktą turime, emociniai mūsų būsenai ir
tokį kaip, šiuolaikiniam gyvenimui, ne, stresas, nerimas, įtampa, bėgam, lekiam, skubam visur, o čia va taip tikrai padedantis nusiraminti ir gerai išsimiegoti. Tai Tikrai va. taip. Tai mano pasidalinimai tokie būtų šį vakarą. Labai ačiū. Kas dar iš partnerių norit pasidalinti? Ar yra kas bus drąsus ir įsijungs mikrofoną? Aš suprantu, kad mūsų šiandien netiek jau ir daug, bet vis tiek, vat, matote, atrodo nedaug atsiliepimų, bet vis tiek mes galim pasidžiaugti jais, ane, iš tikro. Tai ar bus kas dalinsis šiandien? Nes pas mane pastoviai ateina partneriai, kurie pakartotinai perka ir yra klientai, tai visada paklausim, gal galit pasidalinti, kaip sekasi vartoti ar ką. Tai kas liečia kolongardą, tai visų pirmas atsakymas, kad žarnyne atsiranda lengvumas. Lengvumas, paskui dar viena moteris dalinosi, kad irgi turėjo su tuo netoleravimu maisto, sako, ir tas atrodo netinka jai, labai kildavo rūgštis. Tai aš irgi patariau biškai pavalyti žarnyną, dar sakiau, pagerkit šilto vandens su druska ir rūgštelę iš ryto, ar tai citrina, sakau, ar tai acto biškutė. Sakau, ir rašo, žinokit, praeina kelios savaitės, žmonės rašo, kad susitvarko tie dalykai. Aš ir pati savo rūgštingumą susitvarkiau per kolongardus, aš jau net dabar šiandienai tai net neatsimenu, kas tai yra. Iš tikrųjų, jau man nebebūna. Tiesiog, tai va. Tai aišku, dabar tapo labai madinga visi, valykit žarnyną. Bet jeigu pasižiūrėti, kad nežiūrint to, kad apie tai visi kalba, tai faktas, kad viskas prasideda nuo žarnyno. Ir visos tos alergijos. Ir žinot, kaip labai atrodo dažnai, tai jaunas vaikas arba mažas vaikas ir turi alergiją, ne? Tai mes nežinom, ką ta mama valgė ir ką tas vaikas, aš dabar pati matau, ką jaunimas nori valgyti. Čipsai visokie, Coca-Colos, ten viskas, kas saldu, ledai vasarą labai eina į trasą, ne, kaip sakau, vien chemija, ten natūralumo kažkokia yra ir mūsų organizmai nesugeba su tuo susidoroti iš tikro. Ir už tai gaunasi, viskas lenda per odą, lenda per prakaitavimus, per visokius dalykus. Tai ką, visiems, kas klausėte, ačiū. Astutė dar matau įsijungė. Jo, aš dėl kolongardo, dėl žarnyno valymo, aš iš tikrųjų, ką norėčiau net pabrėžti, yra tų produktų iš kitų kompanijų, taip, visuose kompanijose tie produktai, jie turi savo vertę, jie yra geri, bet yra, pavyzdžiui, palyginimas toksai, kad kai kuriems gaunasi per agresyvus tas valymas. Man patinka, kad mūsų produktai, jie tai daro švelniai, be diskomforto. Va šitas yra labai svarbu, nes kitiems, kai pradeda valyti, būna ten tie raižymai, visokie baisus dalykai ir svorio staigus kritimas. O šiandien man irgi pasakos iš kitos kompanijos, pirko visą programą, viskas gerai, bet sako, netinka žmogui, jisai ir svorio daug neteko, nors ten natūralūs produktai. O mūsų, aš nežinau, kiek iš mano rato, kas vartoja šį produktą, visi patenkinti. Mano tėtis savaitėm neišeidavo. Savaitėm, o dabar jisai eina, jam susitvarkė. Bet tik tiek pastebėjimas mamai, jinai truputį išsigando, aš nežinau, ar turėjot kada kas tokių irgi atsiliepimų. Buvo truputį pertrauką padarius, sako, man toks jausmas, kad sako, ar aš nepriprasiu prie jo, mano organizmas ar nepripras, nes sako, aš negėriau. Ir sako, man, negaliu išeiti, nenoriu. Neužkietėjo, bet nenoriu eiti. Ar neturėjote tokių? Bet paskui, kai geria. Man žiūrėkit, kaip visą laiką jūs supraskit, jeigu vartojama kasdien, tai organizmas pripranta kasdien tuštintis ir ten nesvarbu kiek yra, tu vis tiek naini išsituštini ir žarnynas švarus, ne, ta prasme laisvas. Jeigu tu nustoji gerti, tai kelias dienas neini į tualetą dėl to, kad tas žarnynas turi prisipildyti.
Ir tada po kelių dienų, jeigu vis tiek negeri, tu vis tiek išsituštini. Bet jeigu po tų 2 ar 3 dienų vis tiek žmogus neišsituština, reiškia, dar nėra kažkas susitvarkė, nes šiaip žmogus natūraliai turi tuštintis, ne kasdien. Tai man galiu pasakyti, ar aš geriu, ar negeriu. Dabar šiandien dienai aš, pavyzdžiui, kai sustabdau, nes aš darau pertraukas, negeriu, tai aš tą ant rytojus gal ir nežinau, bet dar ant rytojus man vėl viskas susitvarko normaliai ir išeinu. Tai ką noriu pasakyti dar? Labai dažnai žmonės galvoja, kad jie pagėrė ten Kologardo, ten ar pusę metų ar kiek, ir viskas, jau žarnynas išsivalė visam gyvenimui ir jau viso. Deja, taip nėra. Nėra ne todėl, kad produktas blogai veikia, o dėl to, kad mes, kaip nebebūtų, mes galime, ką mes galime valdyti, tai kada mum išgerti, kad padėti tam, bet mes negalim valdyti, kas vyksta išoriai ir nelabai galim valdyti maistą. Mes juk ne visada žinom, ką mes dedam į burną. Nes jeigu mes visada žinotume, tai reiškia, mes viską patys turim. Patys daržovės turim ekologiškai užsiauginti, patys bulvės, patys duoną turim kepti iš ekologiškų grūdų, kurių realiai aplinkoje jau nebėra, ne? Dabar, kas suprantat, žiūrėkit, dabar kviečiai, miežiai, jau ruošiamas derlius jau yra nupurkšta, jau viskas matosi, kad augalas pradeda geltonuoti nuo viršaus, ne? Taip neturi būti, bet juos nupurškė. Ir po 3 savaičių juos kulia. Tas visas chemikalas, jis vis tiek papuola šiek tiek į tą grūdą, ne? Tai mes negalim patys nei duonelės tos užsiauginti, išsikepti, mes negalim visų daržovių, aišku, vasarą yra žmonės, kurie užsiaugina, pasidaro, tikrai ne visi, o kurie perkam iš parduotuvių. Aš tai laukiu visada vasaros, kad nuvažiuočiau Prienų turgų ir iš tų moteriškių aš jau atsirenku pas kurios tikrai pačios augina tuos daržovės. Man labai skanu, pavyzdžiui, namuose užauginti pomidorai, ne? Tai deja mes neužsiauginam visko ir kaip nebebūtų, naudojam ir plastikinius butelius, ir drabužiai mūsų nėra visi iš medvilnės, arba iš kažkokio lino, visko mes nešiam. Ir po truputį mes vis tiek save užteršiam ir tais toksinais, ir parazitais ir taip toliau. Tai pertraukas reikia daryti tarp produkto vartojimo, bet kad jį visai nustot vartot, ar ne šitą, ar kažką kitą, vis tiek reikia. Taip, aš manau, kad taip, ir jo labiau, kad žmogus yra metuose ir jo, kaip pasakyti, fizinis aktyvumas yra mažas, o kaip sujudinti žarnyną per judesį labiausiai. Būtent. Tai viskas gerai, aš ją nuraminsiu, kad nepriukas. Jo, nes sakau, kelias dienas normalu, kad tada turi prisipildyti, bet jau jeigu po 2-3 dienų dar rekomenduočiau, gerkit ryte pasūdyto vandens, tos jūros druskos biškį įsiberkit. Nereikia daug, bet čiučiu tokia irgi padeda žarnynui, gauna mineralų žarnynas. Tai, viskas yra gerai. Tai va. Labai ačiū merginos, matau, kitos jau nenori kalbėti, tai aš tada stabdau, iki kito karto, mes 1 kartą mėnesį turim atsiliepimus, įrašą pasidalinsiu ir ką, judam toliau, ne? Šeštadienį mes turime gimtadienį kompanijos. Asute būsi? Ok, viskas, laukiam visų, kas galite atvažiuoti, laukiam 1 valandą. Iki tada. Iki. Stabdau įrašą.